nuostabų rudens rytą. Aš vėl esu Anglijoje ir šį kartą mes važiuojam į mamyčių turgų. Noriu jums parodyti, kaip tas vyksta, kadangi čia mamytės dalinasi savo išaugtais vaikų daiktais, rūbeliais, žaislais, už nebrangiai viena kitai parduoda ir tai yra visai neblogas ir pakankamai didelis toks mamyčių suvažiavimas, kur yra visi jų nebereikalingi daiktai, kurie gali būti reikalingi kitom mamom. Važiuojame mes į mamyčių turgų. Štai turgus vyks po šituo stogu ir nuo 11 jau leidinėja visas mamytes. Turgus vyksta lygiai 1,5 valandos, nes mamytės su mažais vaikais. Ir vienu žodžiu, lendam ir mes į tą turgų. Pati esu mamytė ta, kuri jau užauginusi savo vaikus, bet mes šeimoje turim visiškai mažą lėlytę ir šviežią mamytę. Tai vienu žodžiu, einam tai lėlytei pažiūrėti kažko tai tokio faino ir gražaus. Čia biblioteka, ne, ar kas čia? Čia biblioteka. Rūda. Čia ir valgykla tokia dar pakeliui. Bet mes einam į turgų. Va čia toks centras, visko yra. Va, koks čia turgelis, čia visos mamytės gali ateiti pardavinėti ir ne tik ir dar įėjimas čia pasirodo mokas. Kaip čia kainuoja? 2 svarai įėjimas. Bet kaip įdomiai, ne tik, kad nusiperki, bet dar susimoki už tai, kad nusipirkti. Tai per mamyčių visokie dirbinukai. Mergaitėm, bet čia turbūt gal ir pačios gaminti, gal ir ne. Ir čia išaugti rūbeliai. Nu, va, toks man tai labiausiai įdomu pažiūrėti tos vaikų žaislus tokius. Va, visko yra, kas jau nelabai reikalingi kiekviem vaikučiam. Žinokit, iš tikrųjų, kiek gali visokių kokybiškų daiktų rasti. Angliškai paštai. Ir tie ladinamieji žaisliukai tokie visai dar būna nenudėvėti. Iš karto tik įėjom, prasidėjo dabar prekyba 11 valandų ir iš karto mamytės perka. Tas rinkimas, jis jau atrodo, kad būtų iš seniau kažką tai nusižiūrėjo. Perka. Staigiai, jos nesidera labai stipriai, nes kainos čia tikrai geros. Aš atsimenu, kai mes įsilaukėm pirmo vaiko, tai buvom labai jauni, tik susituokę, buvom studentai ir iš tikrųjų pinigų trūko. Tai tuo metu buvo Lietuva irgi atsiradę tie skudurinai ir tose skudurinuose buvo galima rasti pakankamai normalių rūbų ir kartais ir žaislų buvo. Tai iš tikrųjų kaip gelbėdavau, tai neturi pinigų, kaip gelbėdavau tokie turgai, tokie skudurinai labai padėdavo. O dabar tai tiesiog žmonės ne tik, kad iš neturėjimų pinigų iš tai dalykų dar, bet tiesiog iš tvarumo, nes kaip rodžiau, jau matėt, kokie geri daiktai, kokybiškai praktiškai nenudėvėti, tai tiesiog tas, kad nebūtų to šiukšlinimo, metimo lauk, tai keli vaikai gali užaugti su tais pačiais rūbais ir žaislais, ypatingai lėliukai, jeigu nespėsiu neišėti nei rūbų, nei nieko. Na, pažiūrėkit, net neužtėdžiu, tai nei dėmėti, nei paplyšę, nei kažkokie atsilaupę nieko, viskas tobulai. Kompiuteriai, viskas, ko tik nori. Tiek, kad pakuočių neturi. Čia pažiūrėkit, kokia faina ir jis taip didelis, bet jeigu ranką pridėjo, tikrai labai dideli, labai faini. Čia smulkus visokie. Eis ir aš pažiūrėti, lėlytėm ką nors parvežti. Geras, pažiūrėkit, koks puoduk ant puodukų pratinimas, kaip klozetas suaugus, o eik tu sau, koks fainas.
Pažiūrėkit. Kaip kietai. Pažiūrėkit, koks vežimas fainas. Grinai, tu žinot, kaip būdavo tų tokių prieškario, pokario laikų eina sau, koks gražus. Labai. O šiaip čia jos Anglijoje turi tą tokią lietuvių bendruomenę ir kai, jos, čia tokia vyresnė, jos jaunesnės yra, tai jos kaip gimdo viena paskui kitą, nes dabar tas laikas, kai jom reikia visom kurti šeimas ir valdyti, tai tie rūbeliai ir daiktai eina per vieną kitą. Ir praktiškai, gaunas, kad kiekviena mamytė vis padovanoja kitai, kažkiek dasiperka naujo ir tie rūbai keliauja ir auga visi šito miestelio vaikai lietuvių bendruomeniai iš tų pačių rūbų, tų pačių žaislų. Ir aš dabar, kai pasižiūrėjau, ten ant tiek geros kokybės tie rūbai, kad sakau, užauga kelių šeimų vaikai ant to ir aš labai džiaugiuosi, kad tas tvarumas kaip yra vystomas čia Anglijoje, kad nemetame šiukšlinimo augina vieną po kitų vaikus, nes iš tikrųjų labai gera kokybė tų rūbų ir jie labai gerai atrodo. To čia kaip lietuviai pripratę urniukai tokie, pažiūrėkime. Kainos kokie urniukai nedidelė, bet pasikomplektuota pardavinėjai. O aš žiūrėkit, sako, pažiūrėjau, čia turiu lėktuvą šitoks, kaip raketa kosminė, pilna lėlyčių. Parodysiu paskui, bet dydis, svoris belė koks, kainavo 10 svarų. They connect to other toys and play music and sing songs. Keičiasi muzikos, bet čia žiūrėk, visokiausių yra. O kiek jie kainuoja? Šitas 8. Tai va, kažkokį reikia paimti. £2 each. Žinokit, kosmosas, o net turgus, va, prisipirko. Ten irgi pažiūrėkit pripirkta. Per abiejų kažerą išleidom 30 svarų, turbūt nelabai. O va, vienu žodžiu, vaikai bus patenkinti, laimingi, važiavom tai pirkti kėdučių maitinimo. Tai prisipirkom visai neto. Tai štai norėjau parodyti, kiek tas lėktuvas turi viduj. Mes turim mažų lėlyčių ten šaudo, pažiūrėkit. Lėlytės mažos. Va, 10 eurų lėktuvas ir pažiūrėkit, kiek jis visko viduj turėjo. Visko. Patinka tau žaisti? Patinka. Pažiūrėkit, lėlytės pilotės, mergaitiškas toksai, va, lėktuvėlis. Paskui mažai lėlytei paėmėm šitą, tai jis visai šoka, linguoja ir užima mažą kūdikėlį. Štai tokį Dysono siurblį gavom irgi, man atrodo, iki 10 svarų, gal net mažiau, va, veikia siurbė. Va, Dysonas. Žiauriai geri žaisliukai. Ir va tokį radau puzlį, 4 puzlės viename, kainavo 1 svarą. Vaikam nuo 3 metų mūsų mažoji kaip tik 3 metais prieš keletą dienelių labai mėgsta dėlioti puzlės, tai paėmiau 4 puzlės viename. Tai va tokie tie mamyčių turgeliai yra Anglijoje, labai faini, kad taip dalinasi už gerą kainą gerais dalykais. Ir noriu pasakyti ačiū, kad buvot su manim šitam turgelį, ačiū, kad žiūrėjot, teikit laiką, šėrinkit, subscribinkit ir greitu metu susimatysim Linkolne. Iki!